Labai smagu šiandien iš tiesų čia būti, matyti tiek daug gausiai susirinkusių, toks šeimos iš esmės įspūdis, jausmas. Ir manau, mums pavyks atversti tą naują baltą lapą ir pasižiūrėti, kur gali nukeliauti botanika 21 amžiuje. Tai pirmoji mano užduotis iš tiesų yra pasėti sėklą, tai reiškia pasidalinti idėją. Nežinau, ar teko girdėti, yra tokia memetikos teorija, kuri kalba apie tai, kad idėjos yra gyvos ir jos gali būti perdodamos, jos gali sklisti, jos gali įsišaknyti mūsų galvose. Ir su botanika tokių susijusių idėjų, kurios galbūt atneštų mums tokį prieššventinį laikotarpį tam tikro džiaugsmo ir tos tokios vilties, kad ateityje mums galbūt labai ir labai gerai seksis plėsti tą botanikos augalų mokslo lauką yra nemažai. Tai pirmoji idėja, kurią noriu pasidalinti, yra ta, kad iš tiesų botanika šiuo metu yra madinga ir populiari. Ir keletą turiu pavyzdžių. Vieną iš tų pavyzdžių tikiu, kad kiekvienas iš jūsų, jeigu prekybos centruose dabar lankėtės, tai jau teko jums matyti. Ar teko matyti Lego konstruktorius, kurie yra skirti surinkti augalų žiedynus, kalėdinius tos pačius vainikus, įvairius augalus. Čia aš iš internetinės parduotuvės nusikopijavau tą paveikslėlį, bet iš esmės ką galime matyti, kad multimilijoninė korporacija mato prasmę gaminti tokius daiktus. Reiškia, žmonėms yra įdomu, jie galbūt tų augalų gerai nepažįsta, bet jie nori juos konstruoti. Nebūtinai mašinas, pilis kažkokias, bet ir augalus. Kitas įdomus yra dalykas, čia ypatingai jaunimui, galbūt tai yra pastebėję šitos dalykus, yra nemažai influencerių, kurie veikia būtent daržininkystės, galbūt sodininkystės daugiau lauke, bet taip pat ir visokius savo mokslinius atradimus jais dalinasi socialiniuose tinkluose. Ir iš tiesų yra net ir tokie top tų augalų influencerių sąrašai. Mokslininkai šiaip jau šitą dalyką irgi pastebėjo ir 2022 metais toks kaip nuomonės straipsnis pasirodė žurnale Plants People Planet, kur kalba būtent apie tai, kad tas susidomėjimas, visuomenės susidomėjimas botanika gali mums iš tiesų atverti naujas galimybės supažindinti visuomenę su augalų verte ir įvertinti, ir mūsų kiekvieno darbą, tą tokį klasikinį mokslinį darbą, bet ir apskritai kitaip pažvelgti į ekosistemas. Problema turbūt pagrindinė, su kuria mes susidurėme, yra ta, kad mūsų vaizduotę daug labiau jaudina dinozaurai ir, pavyzdžiui, procesai, kaip žuvis išlipo į sausumą ir prieš kiek milijonų metų tai įvyko. Bet labai svarbu, dauguma visi, manau, čia esantis šitą dalyką žinote, kad šiaip jau nebūtų buvę kur išlipti, jeigu gerokai seniau nebūtų augalai išlipę į sausumą. Ir iš tiesų man labai įdomu, kaip mes galėtume rasti savo vaizduotėje tų tam tikrų motyvacijos momentų, kaip tą kiekvieną iksiuką, kuris yra raudonai pažymėtas, tai kiekvienas tas etapas, kuriame mes iš tiesų nežinome, kaip atrodė tie organizmai, kokie jie buvo prieš kiek šimtų milijonų metų, kad gerokai seniau negu stuburiniai išlipo į sausumą, tai akivaizdu, bet tam kiekviename taške, jeigu mes galėtume daugiau lavinti savo vaizduotę, įsivaizduoti, kokie tie organizmai būtų, kaip pasikeistų mūsų santykis su sausumos ekosistemomis. Ir šitoj vietoj tam pažaidimui labai tinka leksikos dalykai, tai iš esmės toks vienas galėtų būti pasiūlymas. Kai žiūrime į tokią gražią nuotrauką kraštovaizdžio, kultūrinio kraštovaizdžio su namais, iš tiesų kas čia dominuoja, tai yra augalai. Ir galbūt mes galėtume savo praktikoje pradėti taikyti kitą žodį, sakyti, kad tai, kas formuoja ir palaiko šitą nuostabų vaizdą, iš tiesų yra augalai ir mes juos turėtume vadinti augalovaizdžiais arba angliškai plantscapes. Tai būtų nuostabu, ar ne? Tikiu, kad kai kurie iš jūsų dabar galbūt pagalvojat, kad labai naivus yra šitas pasiūlymas.
Nes iš tiesų tų priežasčių ir pasvarstymų, kodėl mes augalų nepastebime, ganėtinai nemažai yra. Ir keletą jų galiu pavardinti, tikėtina, kad kažkur jau irgi žiniasklaidoje teko jums su jais susidurti, esate juos girdėję. Tai vienas iš tų dalykų yra vadinamas zoocentrizmu, kai mes pastebime ir išskiriame kaip vertingesnę grupę tuos organizmus, kurie yra gyvūnai, jie panašus į mus, tai dažniausiai stuburiniai. Kitas terminas, su kurio atėjimu į tą lietuviškąją populiariąją žiniasklaidą turbūt aš esu nemažai susijus, yra aklumas augalams arba plant blindness, kuris 80-ame dešimtmetyje buvo JAV edukatorių aprašytas, paskelbtas, toks tarsi lyg ir žaidimas, bet toks kaip sindromas, liga, kurią tu gali savo diagnozuoti. Tokiais simptomais, kaip pavyzdžiui tai, kad tu nesugebi įvertinti augalų įvairių savybių, nesupranti jų reikšmės ekosistemų stabilumui, ir iš viso matai savo aplinką kaip tiesiog žalią foną. Bet čia dar toks irgi įdomus dalykas yra, vėlgi kalbant apie žodžius, vartojimus ir leksiką, aklumas augalams susilaukia tam tikrų priekaištų dėl to, kad, iš esmės tam tikra socialinė grupė žmonių, kurie galbūt norėtų matyti augalus, bet negali jų matyti dėl tam tikrų fiziologinių priežasčių, jie lik ir kažkaip čia išskiriami yra šito pavadinimo. Todėl atsirado dar vienas terminas, kuris gal kol kas mažiau naudojamas, bet irgi pabandžiau taip išversti į lietuvių kalbą, kad tai galėtų būti augalų suvokimo trūkumas. Galbūt galima būtų tikslesnį įvardinimą rasti. Bet, kaip suprantam, problema lik ir yra ta, kad tų objektų, kurie yra tokie gausūs mūsų aplinkoje, mes nematome. Ir pagrindinis, paprasčiausias paaiškinimas yra tas, kad štai čia mes visi sėdintis turime kažkokių išskirtinių supergalių, ir mūsų kognityvinė sistema matyt kažkaip kitaip veikia. Nes vienas iš pagrindinių kaltininkų būtent yra tas jutiminė sistema, kaip smegenys apdoroja informaciją ir kad dėl to mes augalų nematome. Bet galbūt iš tiesų turėtume irgi žiūrėti į ugdymą, į švietimo sistemas ir kalbėti apie tai, kad iki mokyklinėme ugdyme mes daug daugiau dėmesio skiriame vėl tiem patiem zoocentriškai išskirtiem organizmam, o augalai neranda vietos tenai. Šitoj vietoj taip pat galime paminėti Daniel Kahneman, tokį psichologą, kuris tyrinėja ir kalba daugiau apie tai, kaip mes reaguojame į reklamas, kaip mes priimame sprendimą, ką pirkti ar ne. Ir jis tokį labai, labai gerą frazę yra pasakęs, kad iš tiesų yra tik tai, ką matai. Ir jo suformuluotoje teorijoje kalbama apie tai, kad mes turime mūsų smegenis ir sprendimų priėmimas vyksta konkuruojant dviem tokiam įsivaizduojamam sistemam. Tai ta pirmoji sistema, kuri atsakinga už tokį intuityvų sprendimų priėmimą, tai jinai turbūt yra atsakinga už tai, kad daug žmonių sako, kad botanika yra neįdomi sritis, pavyzdžiui, ir kad reikalauja per didelio susikaupimo. O antroji sistema, jinai sudaro vos 5% ir jinai būtent yra ta, kurioje mes svarstome, apmastome, įsigiliname. Tai mūsų iš esmės šito botanikų draugijos viena iš užduočių turbūt ir būtų, kad kaip įmanoma daugiau žmonių, nors truputėlį tos augalus persikeltų į tą savo antrąją mąstymo sistemą. Bet kaip tai padaryti? Nėra tokio vieno paprasto atsakymo. Man atrodo, kad labai svarbu ir ypatingai Audronė man turbūt pritartų, kai nori į kažkokį daiktą įsigilinti, tau reikia jį ilgai į jį pasižiūrėti ir reikia jį aprašyti kažkokiu būdu. Ir čia yra vienas toks labai smagus žodis, kurį irgi Dagio žodyne radau, kuris šiaip jau nelabai yra vartojamas, tai yra fitografija. Ir fotografija galėtų iš esmės būti įvairi. Tai galėtų būti ir piešinys, ir nuotrauka, ir tekstas. Ir tekstas galėtų, pavyzdžiui, būti nebūtinai tik tai anatominiai ar morfologiniai požymiai. Tai galėtų būti ir eilėraštis apie augalą. Jis irgi galbūt paskatintų tos fotografijos, to aprašymo kūrėją perkelti augalus į antrąją sistemą.
Ir iš tiesų filosofai, kurie analizuoja mūsų santykius su augalais, vieną iš jų kaip tik čia noriu pacituoti, Matthew Hall, sako, kad šiaip jau to zoocentrizmo priežastis tai nėra kažkokios kognityvinės, su žmogaus evoliucija susijusios tas priežastis, kad iš esmės jos yra nulemtos mūsų kultūrinio, tos vakarų kultūros santykio požiūrio į augalinę gyvybę. Bet tai reiškia, tuo pačiu, tai yra labai džiugus momentas, tai reiškia, kad mes galime pradėti galvoti kitaip, jeigu tiesiog tą sprendimą priimtume, kad mums reikia galvoti kitaip. Ir vienas iš klausimų, apie kurios turbūt reikia sugebėti galvoti kitaip, arba irgi galima paprovokuoti, taip sakant, pokalbėje žmonės, tai yra, kaip mes suprantame augalo vertę, kokia jinai yra. Ir vienas iš tokių provokatorių, kuris tą temą nemažai rašo, yra toksai Stefano Mancuso. Čia įdėjau viršelį tokios knygos, kuri vadinasi The Nation of Plants, a Radical Manifesto for Humans. Ne? Ir daugelis žmonių, nežinau, koks procentas mūsų šitos auditorijos, šią akimirką pagalvoja, kad tai truputėlį nesąmonė yra, ar ne? Kokia čia augalų tauta gali egzistuoti. Ne? Bet tokie leidiniai, formuojantis lyg ir kitokį požiūrį, kitokį santykį arba provokuojantis apmastyti santykį, svarbus yra. Bet kalbant apie augalo vertę, noriu pateikti pavyzdį Šveicarijoje tokio veikiančio nežmogaus biotechnologinių federalinio etikos komiteto išleistą brošiūrą, kurioje bandoma apsvarstyti, kokios yra etinės tos normos, ar bioetikos kažkokie klausimai kyla, galvojant apie augalus, ar vis dėlto augalai nėra gyvūnai ir čia nėra ką svarstyti. Tai giliai ten į tas apsvarstymus nesileisiu, tiesiog noriu paminėti, kad šios brošiūros autoriai siūlo augalo vertę aptarti, išskirti tokius 3 pagrindinius aspektus. Tai pagrindinė vertė, kurią mes suprantame, kai galvojame apie augalus, tai yra instrumentinė to augalo vertė. Tai čia mes, kai kalbam apie juos kaip apie ekonominį kažkokį resursą, ar tai bus maistas, ar statybinės medžiagos. Bet lygiai taip pat daugelis iš jūsų tikiu, kad turite su augalais tam tikrai siejate kažkokį santykio vertę, ar ne? Kad jums tie augalai yra brangus, jie galbūt jūsų sodinti, jie yra jūsų pagrindinis tyrimo objektas. Ir tada tai santykis jau pasikeičia. Bet provokacija šitoj vietoje yra tame, kad galbūt šiaip jau žiūrėdami į augalus ir nesvarbu, ar invazinės, ar vietinės rūšis ir jų individus populiacijose, galbūt mums verta pabandyti mąstyti apie augalus kaip vertingus, tiesiog taip, kaip mes kiekvienas turime vertę, ne? Vien dėl to, kad esame gyvi. Galėtų dar ir taip būti, ar ne? Ir šitoje vietoje tai noriu pasidalinti tokią, gal truputėlį juokingą, bet istoriją apie tai, su kuo susiduriu ganėtinai neretai. Su to tokiu, kad buvimas botaniku yra toks truputėlį, ne tik kad archaiškas atrodo reikalas, tokia truputėlį egzotika, bet to pačiu žmonės labai linkę yra sakyti, vaikystėje man irgi patikdavo daryti herbarus vaikystėje, bet botanikų tai būti niekada nenorėjau. Toks įdomus momentas, kad kažkaip atrodo ta profesija, nežinau, kaip čia galvoju gražiau pasakyti, apribojanti, lyg ir tokia kažkokia tai labai konkreti, neįdomi, nedinamiška, bet iš tiesų gali būti, kad mes net negalime įsivaizduoti, kas ta botanika galėtų iš tiesų būti ir kas jinai yra šiandien. Nes, pavyzdžiui, pagal klasikinį skirstimą, taip mes galėtume kalbėti apie tai, kad yra bendroji botanika, kur mes ten nagrinėjame augalų fiziologiją, genetiką, citologiją. Galim kalbėti apie taikomąją, tokią kaip agronomiją ar miškininkystę, žemdirbystę irgi. Galim kalbėti apie organizmų botaniką, tai kažkokią, kur jau tyrinėja atskirus organizmus, kaip algologija, pavyzdžiui, kai tyrinėjame dumblius, pteridologija, kai tyrinėjame sporinius induočius ir taip toliau. Bet iš tiesų man atrodo, kad šiuo metu botanika yra tokia sritis, kuri gali sujungti fizikus ir poetus ir skatinti juos dirbti kartu, taip pat kinematografus ir farmacininkus ir galbūt netgi ateivių ieškotojus ir žemės ūkio srities specialistus. Ir kad tokios botanikos, kuri yra verčianti suraukti nosį, iš esmės nėra ir galbūt net niekada ir nebuvo. Ir dar čia keletą irgi tokių pavyzdžių turiu
kalbant apie knygas, ir sritis, kuriuose šiaip augalų mokslai yra svarbus. Tai viena iš sričių yra augalų fizika. Tikrai labai reikšmingas sritis. Kitas sritis, kuri šiaip Lietuvoje galbūt galėtų būti ir plačiau plėtojama, tai tos klasikinės, formalios, tikslios, botaninės iliustracijos, ne tik istorinėme kontekste. Taip pat iš tiesų yra nemažai filosofų, kurie nagrinėja mūsų santykių su augalinė gyvybė ir kaip tas santykis kito per šimtus metų. Yra ir filmų, kuriuose pagrindiniai veikėjai yra ne žmonės, o augalai. Ir nežinau, pavyzdžiui, ar teko girdėti tokį reikalą kaip architekto herbaras, kaip irgi su leksika galime žaisti, tai buvo parodos pavadinimas. Tai botanika yra daugybė dalykų ir nuo mūsų vaizduotės iš esmės priklauso, kas ta botanika bus. Dar kitas dalykas yra labai svarbus irgi, kurį patyriau dirbdama su savo vadovais, kad botanika iš tiesų yra amatas. Tai reiškia, kad mums reikia mentoriaus, meistro ir tada mes iš jo mokomės. Ir botanikai turi mokytis gamtoje. Tai turbūt čia pagrindinis trūkumas, kai galvojame apie botanikos draugijos neegzistavimą, yra tai, kad mes neturime tokių daug progų gilinti savo žinias. Ir yra angliškas toksai žodis va šitam procesui, kai su botanizirėmis kažkur keliauja žmonės ir ieško augalų, jisai angliškai labai gražiai skamba botanizing, lietuviškai, nežinau, neturime atitikmens, bandžiau svarstyti, galbūt ir susirinkimas galės padėti rasti tą vieną geriausią žodį, kaip tą mokymosi gamtoje, mokymosi iš meistro gamtoje procesą galima būtų pavadinti. Galbūt tai yra botaniškai vaikštinėti, galbūt tai yra slampinėti, tupinėti, žiūrinėti, gal žolinėti, o gal net ir geliauti, nežinau. Galbūt diskutuoti ir drąsiai svajoti irgi priklauso šitam procesui. Bet kodėl idėjos yra tokios svarbios? Čia gal irgi labai nuskambės taip populiariai šitas pasakymas, bet man atrodo, mūsų veiklos kontekste jis svarbus irgi, kad kai galvojame apie lakią vaizduotę, tai yra ji apima visą, kas kada nors bus žinoma. Ir ypatingai, jeigu atsiverčiame XIX amžiaus, tarkime, mokslininkų pasvarstymus, idėjas tam tikras ir apie augalus, tai daugelis dalykų, apie ką jie svarstė, šiandien yra žinoma, kad yra iš tiesų faktas, tiesa. O žinios, kurios mums yra prieinamos, kurios yra sukauptos, jos apribojamos tose rėmose, tame, ką mes suprantame šiandien. Ir aš porą pavyzdžių norėjau jums pateikti tame kontekste apie svajojimą. Tai pirmasis pavyzdys yra apie poetą Gėtę, kurį mes žinome kaip Fausto autorių, bet jis lygiai taip pat labai daug svajojo, galvojo, svarstė iš esmės apie augalų evoliuciją, taip galėtume sakyti, apie augalų plastiškumą, kaip atsirado žiedas, jis netgi išsakė tokias mintis, kad visi žiedo nariai yra lapai ir buvo pirmasis tai pastebėjęs. Galime pasakyti, kad jo veikaluose tos idėjos, tie memai, persidavė ir vėliau įtakojo ir Charleso Darwino veiklą, ir jo augalų fiziologijos eksperimentus. Tai 1797, jeigu neklystu, jisai paskelbė poemą, kuri vadinasi Augalų metamorfozė. Ir šis veikalas yra ir į lietuvių kalbą išverstas. Ir tame veikale buvo toks irgi fotografinis objektas, piešinys, prancūzo garsaus iliustratoriaus, kuris ir tuo metu jau buvo žinomas kaip botaninių iliustracijų kūrėjas, Turpino. Ir kas tenai buvo pavaizduota? Tai buvo pavaizduotas archetipinis augalas, kuris turi visas įmanomas morfologinės formas, kurios kada nors egzistavo ir kurios galbūt kažkada egzistuos ateityje. Ir Gėtė irgi svarstė apie tai, kad iš vienos pusės jį jaudino, žavėjo tą idėją, kad galbūt kažkur gamtoje iš tiesų egzistuoja toksai augalas ir kad jeigu jis jį surastų, tai jam gamta pavydėtų šito atradimo. Ir kad per tą archetipinį augalą, tą tokią tobulą augalo kaip sistemos idėją, jis galėtų plėtoti, išrasti augalus iki begalybės. Ir šitoje vietoje truputėlį priartėjame ir prie to, kodėl įkvėpimo šaknis yra pavadinime. Tai Charlesas Darwinas suformulavo, postulavo tokią idėją, kad tikriausiai nors augalas jam būdinga išsklaidyta organizacija, jis neturi smegenų galvos,
centrinės nervų sistemos, bet kad jeigu ieškotume tos protingiausios augalo dalies, tikėtina, kad turėtume žiūrėti į šaknų sistemą. Ir per Darviną tos pačios idėjos apie šaknų protingumą tikrai keliauja toliau ir yra šiandien daug aktyvių mokslininkų, kurie ar žizotronus naudodami, ar kitais būdais eksperimentuoja su augalų šaknimis ir bando suprasti, perprasti, kaip veikia šaknų sistema ir kodėl jinai tokia protinga. Dar galiu pasidalinti, kad vienas iš siūlymų, kalbant apie šaknų sistemą, yra siūlymas vadinti ją spiečiumi, nes iš esmės panašiai kaip skruzdėlynas, kad veikia tokiu stigmergijos principu, tikėtina, kad šaknų šalmeliai irgi sėkmingai ieško maisto medžiagų, išvengia kažkokių trikdžių dirvožemyje. Ir tada antrasis pavyzdys apie vaizduotę ir kaip ji gali keisti mūsų pasaulį yra susijęs jau ne su tokiais tolimais dalykais kaip Gėtė, o su Lietuva. Čia matot iš Kosmosų žurnalo 1940 metų publikacija, Konstantino Rėgelio publikacija, kuri vadinasi Ar augalai turi sielą. Čia vėl gali būti, kad dauguma iš jūsų taip nemaloniai šitą pavadinimą priimsite, bet iš tiesų augalų sielos kontekstas, čia turime daugiau galvoje tą būtent, kad augaluose tikėtina galbūt yra ne tik gyvybinė jėga, kur tiesiog nulėmė tai, kad šis organizmas yra gyvas, bet ir kažkoksai gebėjimas kontroliuoti. Ne? Vėl čia gal ir šaknyse jisai yra. Ir Rėgelis čia šitoj publikacijoje iš tiesų aptarinėja šveicaro farmakognosto knygelę, kuri pasirodžiusi, man atrodo, buvo tuo metu 38-aisiais. Ir toje knygelėje aptariami tokie klausimai kaip augalų tarpusavio komunikacija, augalų, netgi dabar galvoju, ar tiksliai sufrazuosiu, kaip Rėgelis parašė, kad augalų pakraščių ir antenų tie klausimai, kaip ten galbūt vyksta informacijos perdavimas. Bet labai norisi man pačią pabaigą pacituoti, perskaityti, kaip Rėgelis gražiai parašė, kad jis lyg ir neturėjo tikslo atpasakoti viso, kas toje knygelėje parašyta, bet kad galbūt būtent paskatinus savo praplėsti akiratį, tą vaizduotę, kiekvienas mokslininkas, tas sciente amabilis, draugas, galės tolimesnius tyrinėjimus atlikti ir ar įrodyti arba paneigti toje knygoje pristatomas tiesas. Bet ir taip pat gamtos draugas, ne mokslininkas, vasaros ekskursijų metu galės jau kitaip žiūrėti į gamtą. Medžiai miškuose, žolės pievose ir organizmai bus su veidu, individai su siela, kurie tarp savęs gali ir susikalbėti. Tai 1940-ieji tokie svarstymai. Šiandien praėjus gerokai laiko turime tam tikrų įrodymų apie tą augalų komunikaciją ir mokslininkai irgi tą kryptimį dirba, bando pagrįsti tas idėjas, bet vėl grįžtant prie leksikos dalykų, galbūt būtų įdomu pabandyti įsivaizduoti augalus, būtent kaip štai čia siūlo, kaip tam tikrą prasme, kaip autobiografinius objektus. Ir kaip tada keistusi mūsų pasaulis, jeigu mes galvotume, kad galime juos matyti ne tik kaip instrumentus. Galbūt mes galėtume rasti sričių, kuriuose būtų mums naudinga iš augalų pasimokyti, galbūt jie mums galėtų kažkuo padėti. Galbūt galėtume mes geriau save suprasti. Aš nežinau, ar jums taip yra atsitikę, man atrodo, kad per mano darbo metus man taip yra atsitikę ir pataisai man padėjo geriau save suprasti. Galbūt gali būti taip, kad mes iš augalų galime išmokti, kaip reikėtų tas ekologinės problemas kylančias spręsti. Galbūt mes galėtume savo bendruomenės irgi kažkaip keisti, jeigu juos matytume kaip lygiaverčius partnerius. Bet dabar pačiai pabaigai grįžkime vėl prie to pavadinimo ir tos antologijos, žaidimo su žodžiais, tai antos gėlė, lego renku. Tai ką kiekvienas mes turėtume, galėtume, norėtume įdėti į tą naują, pratęsiamą, iš naujo sudaromą ar herbariumą, ar tiesiog Lietuvos botanikos antologiją, tai turbūt visus savo darbus ir jų rezultatus, visus hobius, nes ne visi galbūt botanika turi kaip savo pagrindinį užsiėmimą, bet taip pat aš labai noriu
kad toje antologijoje mes rastume vietos meilei augalams, tam džiaugsmui, kurį mums suteikia atradimas, pastebėjimas galbūt pirmą kartą, tam tikrų subtilių nuansų. Taip pat būtinai čia reikia laisvės, bet labai norėčiau, kad nebūtų vietos abejingumui. Ačiū Jums.